Sveiki, bičiuliai. Šiandien turim tokį reikalą. Pasidarėm du skirtingus jaukus. Vienas tai bus žalias marcipanas, legendinis traperio. Ir kitas irgi lynas karosas, toks saldus kvapas. Įmerksim vieną kamerą, įmerksim antrą kamerą. Padarysim tarpą tarp taškų, kuo įmanoma didesnį. Pažiūrėsim, kaip vanduo burbuliuoja, po to pažiūrėsim povandeninę video medžiagą ir galbūt prieisim kažkokių išvadų. Žinoma, tokį dalyką, ko gero, reiktų daryti kokį 100 kartų, kad prieit kažkokių išvadų. Bet mes čia nerašom kažkokio mokslinio darbo, tiesiog va taip. Pabandysim vieną kartą pafilmuoti, tarp taškų 5 metrai, vienas jaukas, kitas jaukas ir žiūrėsim, kur daugiau veiksmo. Abu jaukus ruošiau labai paprastai, jokių priedų, jokių boosterių, jokių kvapo stipriklių, jokių atraktorių, jokių bioaktyvatorių, nieko. Tiesiog grynas jaukas, vandenukas ir šiek tiek įdėjau džiūvėsėlių. Kadangi kukurūzų nedėsiu, čia labai daug raudonsparnių, nenoriu aš jų masint, nenoriu, kad jos čia labai daug trintus aplinkui, tai vietoj kukurūzų įdėsim va tokių geltonų džiūvėsėlių. Įdėsim, aišku, mėsos, sliekų karpytų, kad lynas atplaukęs turėtų ką rinkti. Tai va, bičiuliai, neriam į marcipano tašką. Čia jau praėjęs koks geras pusvalandis, matosi dugno nuosėdos visos sukeltos, čia jos turbūt pagrindė sukėlusios yra raudelės knisdamos, nes jos irgi sugeba, sakykime, pakeltas nuosėdas. Gaila, jauko nepataikė į mūsų matymo zoną, jaukas truputį yra numestas po dešinę ir ten toliau, kur jau nebesimato jau. Nes matom gal realiai kokį, bent jau šičia būtent gal kokį 0,5 metro. Po pusvalandžio lynas atplaukė. Nemažai turim ir smulkmės besisukiojančios taške. Va, lynas nori labiau į kadrą ir matom iš karto labai įdomu. Pirmą kartą tokį lyną matau su juoda galva, juoda galvis. Pirmą kartą nebuvau tokio matęs nei po vandeniu filmuodamas, nei sakykime, gyvai. Ir kaip tik jis ten maitinasi plius minus, kur yra sumesti jauko rutuliai. Gaila, mes tų rutulių nematom, bet lyną šiek tiek matom. Gražiai ta juoda galva šviečia. Va, dar vienas, šitas jau ne su juoda galva. Ir va, vėl į kadrą. Gražiai. O, bičiuliai, stabdom kadrą. Pažiūrėkit, čia iš tikro tas pats juodagalvis. Tiesiog jo ta juoda galva per pusę. Pusė lyno galvos juoda, pusė normalios spalvos. Įdomi žuvis. Pirmą kartą tokį lyną matau. Ir šitas lynas čia sukinėjasi kokį gerą 20 minučių. Atplaukia, pasirausia, sukelia visą dumblą, kažkur dingsta iš kadro, vėl grįžta. Vėlgi kyla dumblas iš dešinės ekrano pusės, ten, kur yra įkritęs jauko rutulys, tai aš manau, kad galimai ten tas lynas dabar rausia, tik tiek, kad mes jo nematom.
Gaila, kad labai daug dumblo sukelta, matom, kaip lynas rausia, tai masyviai tirštai sukelia to nuosėdų visų dumblo. Bet slieko jisai neranda, nors matom, kad maitinasi, bet arba neranda, arba jis tiesiog nenori slieko. Matom, kad raudės kuojos labai, sakykime, nepergyvena, kad lynas čia sukasi. Jos kartu su juo trinasi, rankėja maisto gabaliukus. Ir pasirausęs kokį gerą pusvalandį jisai pagaliau paliko mūsų tašką. Ir daugiau šitame taške mes nieko nematėm, nei vieno lyno. Taip, dabar pasinersim į tašką, kur yra jaukinta jaukų special serijos traperio lynas karosas. Čia matome didelių raudonsparnių. Vėl, bent jau kol kas, va, tampos lieka. Taip, va, naktinius sliekus jos ir sugeba nuėsti. Mūsų jaukas vėl nepakrito, sakykime, tiesiai ten, kur reikėtų. Jis yra šiek tiek kairėje pusėje, matosi ten, kur raudės vartosi. Va, kaip taršo, tai naktinis lieka grinai kaip piranija. Matom, kur jaukas, ten vyksta balius nemažas. Raudės bent jau džiaugiasi. Kol kas linų nėra, praėjo irgi apie pusvalandis, linų kol kas nėra. Bet raudėm tai vakarėlis. Čia jau antras jaukinimas vyksta. Bam, šį kartą jau truputėlį taikliau sugebėjau sumesti. Pagaliau, po kokių gal 40 minučių atplaukė pirmas lynas. Kaip matome, jaukas grinai po juo, lynas čia ir jisai net neatkreipė dėmesio į tą jauką. Net nepažiūrėjo ir nuplaukė savais keliais. Opa, lydekiukas. Ir kaip toliau matysim, kad lydekos, sakykime, pastebi tą raudžių susibūriavimą ir lydekų veiksmo toliau antroje video dalyje tikrai bus daug. Lydekiukas atrodo, kad mus mato. Ko gero mato jis tą kamerą, galvoja, kas čia per svetimkūnis, bet labai dėmesio nekreipia.
Tie pelekiukai taip juda, jinai save stabilizuojas. Jau atrodė, kad toj pat jinai šaus ir raudė kokia. Bet dėja kamera išsikrovė ir mūsų vaizdas pradingo. Šiaip čia gerą dieną net raudansparnės tą naktinis lieka ryja iki užpakalio. O dabar absoliučiai nieko. Ramuma. Žiauriai geras oras. Man, bet žuvim matyt nepatinka, per daug ramu. Net nežinau, ką čia daryti. Na ką, šiandien turim antrą dublį. Vėl viskas plius minus tas pats. 2 kameros, 2 taškai ir 2 skirtingi jaukai. Tik šiandien traperio marcipaną lyginsim su kitu jauku. Tai yra Big Carp. Šiandien truputėlį tokį kitokį pasirinkau. Braškės kvapo. Į jį nedėsim jokių priedų, jokių džiūvesėlių kaip praeitą kartą, net sliekų į jį nedėsim, nes jis jau ir taip yra pilnas visokių didelių dalykų, didelių džiovintų kukurūzų, kviečių, pelėčių, čia, žodžiu, čia visko yra. O traperio marcipanas turės šiek tiek geltonų džiūvesėlių ir vieną kitą karpytą slieką. Vėl apie 2 valandos vienam taške profilmuotos, 2 valandos kitam. Tik tiek, kad praeitą kartą marcipaną mečiau į tą pusę, šį kartą mesiu tenai. Nes kaip matėt, linų aktyvumas buvo didesnis prie marcipano, bet gal tai buvo tiesiog dėl to, nes vieta labiau, sakykime, tinkama linam, labiau patinkanti. Tai va, šį kartą keisim, marcipanas į tą pusę, Big Carp braškė į tą pusę. Toks pasirinkimas gal ir keistokas, bet aš žinau, kad jisai man yra suveikęs. Tiesa, sakykime, ne karjeriukė, paprastame ežeriukė. Bet šitas jaukas linam man yra tikrai suveikęs, tai bus įdomu pažiūrėti, bus įdomu palyginti, nes praeitas jaukas buvo labai panašios spalvos, sakykime, į dugną, į smėlį, toks jisai geltonas, šviesiai geltonas toksai, o šitas raudonas. Labai kontrastuos su dugnu ir žiūrėsim, kaip čia bus. Ar smulkmė eis prie jo, neis prie jo, ar ta raudona spalva privilios, ar kaip tik nustums į šoną tą smulkmę visą. Žiūrėsim, kaip ryte, žodžiu. Turėtų būti įdomu, man atrodo. Taip, dabar esam Big Carp jauko, sakykime, matymo zonoje. Vanduo čia dabar gana taikliai pataikiau jauką, bet aš čia visai neseniai, sakykime, išlipau, dar net nespėjo dumblas pilnai nusėst ant žemės. Matom, vis tiek smulkmės yra, jinai nesibaido to ryškaus jau raudono jauko. Ir lynas. Praėjo gal 6 minutės nuo pajaukinimo ir koks 10 minučių nuo tada, kai aš tik išlipau iš vandens. Ir lynas iš karto atplaukė. Vaizdas toks gana neryškus, nes bandžiau skirtingus, sakykime, nustatymus kameros, kaip geriau filmuoti, čia naudojau kitokius, eksperimentavau, tai vaizdas nėra super geras, bet, turim, ką turim. Lynas matosi. Šiek tiek jau nusėdo dumblas ant žemės. Va, matom, kaip raudeliam patinka tie džiovinti kukurūzai. Žiūrėkit, bičiuliai, kokiu greičiu ta lydeka kaliai tas raudės. Dar pažiūrim vieną kartą, nes greitis tai įspūdingas. Nežinau, ar jinai pačiupo raudę, nepačiupo, lyg ir nepačiupo.
Vėl. Ta pati lydeka, manau, nes bent jau atrodo, kad panašaus dydžio. Pažiūrim, bičiuliai, dar kartą truputėlį sulėtintai. Kadangi filmavimas buvo ant 24 fps, frames per second, tai sulėtintas vaizdas nebus labai geras, bet vis tiek pasižiūrim. Kokiu greičiu, nežinau, šį kartą gal jinai ir pačiupo tą raudelę, bet lydekos iš tikrųjų labai įspūdingi plėšrūnai. Pamatyti jų atakas gyvai po vandeniu, koks greitis, tai šakės, labai įdomiai. Čia, bičiuliai, tas pats taškas, tik tiesiog truputėlį pasikeitė apšvietimas ir dėl to pasikeitė ir sakykime, spalva. Matom, atėjo lynas, atėjo po gana ilgo laiko. Truputėlį pasirausė, bet kaip matom, ilgai jis čia neužsibuvo ir nuplaukė savais keliais. Vėl dar vienas lydekų smūgis. Na, nors linai nevalgo, bet tą dieną lydekos tai tikrai puotavo. Paskutinė ketvirta dalis. Neriam vėl į marcipano tašką. Šį kartą, kaip matau, vėl nepavyko gerai pataikyti jauko. Iš karto prisistatė lydekiukas, pasižiūrėt, kas gero čia vyksta. Atrodė, kad bandė lydekiukas jau kaip ir pult, bet sumaišė jo planus kita lydeka atplaukus. Dar vienas jaukinimas antras. Šį kartą jau kažkiek labiau pataikiau į matymo zoną. Pagaliau liktais atplaukė lynas. Net ne vienas, 2. Galbūt čia netgi 3 lynai vienu kartu atplaukė, bet labai ilgai užtruko. Net 3 jaukinimus padariau, tai čia gal po plius minus apie valandą 40 minučių praėjo, kol atplaukė lynai. Matom, vėlgi maitinasi, kažką renka nuo dugno, bet sliekas jų nedomina. Šitas lynas
net sugebėjo atsitrenkti į kamerą. Tai nežinau, anksčiau galvojau, galbūt tos kameros šiek tiek ir gąsdina lynus, bet kadangi šitas paršelis tiesiai sugebėjo įvažiuoti į kamerą, tai aš galvoju, kad labai jie daug dėmesio į tas panardintas GoPro ko gero nekreipia. Pasisukinėjo jie čia geras 15 minučių, kol galų galiai išsikrovė kamerą, bet ilgai truko, kol jie atėjo į tašką ir masalo jie nepačiupo šį kartą. Linų nekimba. Jau kelintą žvejybą mes čia, kiek aš darau šitą eksperimentą, tiek sutinku tokį vietinį žveją, oldtimerį, senolį, tai abudu nieko. Ir masalus keliam nuo paviršiaus, leidžiam ant dugno, dedam naktinius, dedam paprastus sliekus ir kol kas abiem nieko. Daug netuščiažodžiaujam, greitai prie esmės. 2 jaukai, marcipanas ir šiuo atveju va toks, slieko kvapo jaukelis. 2 jaukai, 2 taškai, marcipanas po dešinę, slieko kvapo po kairę, 2 taškai, atstumą stengiamės daryti kuo didesnį ir žiūrėsim, stebėsim, kur daugiau veiksmo. Šį kartą kameros į vandenį nekišim, šiandien žvejosim tiesiog taip, žiūrėsim, stebėsim nuo kranto, kur daugiau veiksmo, žiūrėsim, kur daugiau pagausim. Parazitukas dar vienas. Šitie parazitukai irgi užknisa lynus gaudant ir jų dar ir kibimai panašesni lyno būna. Dabar tikrai galvoju, blemba lynas. Labai gražiai vedžiojo, ratais kliūdė, guldė, bet ne, ešeriukas. Man atrodo lynas ir bėgo iš žolės. Pabandyti gal duoti jam išeiti. Opa, šėlė. Šėlė. Yes, pirmas. Nedidelis. Nedidelis. Nedidukas. Mažiukas linukas iš marcipano taško. Gerai, mes jį trumpam į tinkliuką. Gal turės draugą fotosesijai. Pirmas lynas 9:30. Nu, jau truputį viltis taip žemėjo, galvoju, kas blogai su tais lynais, jau kelinta sesija. Matos, kad jų yra, bet
kažkodėl nekimba, neranda masalo. Ir va, pagaliau, nedidelis linukas toksai, bet vis tiek linukas ir marcipano taške. Nors šiandien nefilmuoju, tai 100% ten negalim pasakyti, kas vyksta po vandeniu, bet marcipano taške kol kas daug daugiau veiksmo, daugiau burbulų, daugiau kažkas su uodegom kliūna valą. Slieko kvapo taškelėje, sakykim, veiksmo kažkiek yra, bet jo mažiau. Ir va. Kiek man džiaugsmo suteikia, bičiuliai, tas lynas, jūs neįsivaizduojat. Toks jausmas, kad kokius šlakius, lašišas gaudau. 4 tuščios žvejybos. Nors matai, kad žuvies yra, sakykim, bet nekimba. Šiandien irgi toks rytas buvo visas 0 vėjelio, rūkas, vanduo kaip stiklas. Bet dabar jau rūkelis kažkiek ant 10 įsisklaidė rūkas. Šiek tiek čiut kažkokio vėjuko paduoda, truputėlį vandenį padrumšia. Ir va, turim lyną. Linuką. Linuką. Turim bičiuliai lyną vėl žolėse. Bandom duoti jam pačiam išplaukti. Turbūt, kad teks šokti iš kelnių. Ten gerai užstrygęs. O papa. Išmaudė mane tas lynas ir tiesioginė, ir perkeltinė prasme. Tik nusisukau, kažką tą meškerę žiūrėjau, jau žiūriu plūdę žolėse. Aišku, galėjau pabandyti padėti meškerę ir palikti 10 minučių, galbūt ir išplaukęs, bet šiaip abejoju, labai ten rimtai buvo įlindęs. Taip yra, prie žolių žvejoji, dar stengiuosi kuo didesnį atstumą daryti tarp plūdžių. Tai iš vis lieka vienas kampas, kitas kampas ir iškart pats kibimas jau. Jis realiai jau į žolės įbėgo, dar kol aš jo net nepakirtau. Pakirtau 3 sekundės ir sėdi. Tai va, bičiuliai, eksperimentas baigęs su 2 skirtingais jaukais. Ir išvados tokios, aišku, taip nebūtų galima 100% teikti, bet bent jau man tai pasirodė, kad marcipanas tikrai geriau veikia ir labiau pritraukia lyną į tašką, negu tie jaukeliai, kuriuos aš naudojau kartu su juo. Ir kaip geriau. Geriau, sakykim, tuo laiku, kuriuo žvejojau. Nors apskritai tos žvejybos tokios orai ne patys geriausi buvo, sakykim, lynui, bet buvo kaip buvo, oro nepasirinksi, filmavom, ką filmavom, žvejojom, kaip žvejojom. Ir aš prieičiau bent jau tokių išvadų, priejau čia šitą dalyką darydamas kelias tas žvejybas, kad marcipanas tikrai geriau veikia negu tie kiti pašaliukai, kurie buvo jam oponentai, sakykim. Tai va, bičiuliai, daug lynų rankose nepamatėm, po vandeniu irgi ne per daugiausia, bet tikiuosi, kad visai įdomiai. Šiaip mano lūkesčius nuvylė ir tos žvejybos, ir povandeniniai kadrai nuvylė. Gal ne tobulas video, koks galėjo būti, gal darysim kitais metais pakartojimą šitą, bet gavos kaip gavos. Tai tikiuosi, turėjot gerą laiką žiūrėdami tą video, buvo įdomu. Ir jeigu buvo įdomu, tai paspauskit prenumeratos mygtuką. Plum!